Tai Ieva, šiandien rezultatas turbūt netoks, kurio tikėjaisi, ko pritrūko. Aš net nežinau, sakau, kažkoks užburtas ratas su tais Europos čempionatais, man vis nepasiseka ir man atrodo pirmam 53 buvo, praeitam 54, dabar kiek čia 55, 6, nežinau, sunku paaiškinti, kas čia įvyko, treniruotėse tikrai mažiau 58, nes skrenda, dar antradienį mečiau 62, tai net neįsivaizduoju, kas čia taip įvyko šiandien, kad taip blogai sudalyvaučiau. Andrius Gudžius skundėsi, kad sektorius nelabai koks slidus, dulkėtas, ar gali patvirtinti, koks pačiai buvo jausmas? Sektorius tikrai buvo dulkėtas, galėjo jį tikrai prašluot, bet kad slidus, nežinau, man jis visai neblogas pasirodė, nežinau, viskas kaip ir gerai tenais buvo, bet gal ta šiluma, net nežinau, sakau, sunku dabar kažką pasakyti, kad tai blogai pavyktų dalyvauti. Kaip reikia nutraukti tą prakeiksmą su Europos čempionatais? Gal žmogutę net uždegti? Aš net nežinau. Iš tikrųjų, visą laiką Europos čempionatai vyksta rugpjūčio mėnesį, tai gal tada būdavau pavargus jau po sezono, dabar tikrai buvau gerai pasiruošusi. Treniruotėje antradienį 62 skrido, kažkaip net sunku įsivaizduoti, ką tai blogai padariau, kad 55 stabiliai būtų. Tai tikrai ir nesijaučiau ten kažkaip labai prispausta, ar ten kažkaip labai jaudinausi dėl šitų varžybų, taip atėjau mėgautis ir gerai jaučiausi, ir tie metimai tikrai gerai jautėsi, bet niekur neskrenda. Šypsena vis tiek matau veide, tai gal kažkiek džiugiau, kai yra kelialapis į Paryžių, dėl to ta nesėkmė tokia skaudi. Tas tai tikrai labai džiugina, bet aišku, svarbiausiose varžybose norisi pasirodyti kuo geriau ir vis tiek norisi parodyti, kad tu gali mesti toli bet kuriuose varžybose, tai tikrai labai liūdna šiandien, labai kažkaip gaila, kad tikrai neišnaudoju galimybės, tikrai tikėjau, kad į finalą pakliusiu labai lengvai, buvau tikrai nusteikusi mesti daug toliau negu ką numečiau, tai jo. Vakare vyrukos mūsų palaikysi? Tai žinoma, jo, būtinai.